Ten irgi mislė bus. Dėmesį. Juokinga, aišku. Vienas tėvas jau susiruošė mirtą cygulę, aukštėmis, bui, patenkit. Šviesa, prabunda. Ir šitą. Sako, eikite čia mano sūnai, aš jums pasakysiu tris gyvenimo taisyklės pagrindinės. Išmintingas. Eina tie vaikai. Nu, tas tėvas sako, visų pirma, vaikučiai, niekam nesakykite padėk Dievui. Supratot, ką tas reikia? Nesupratot. Seniau sakydavo, padėk Dievui. Jeigu nori žmogus dirbti, nu kodėl padėtų. Toliau sako, antra taisyklė, visada valgykit pusryčius su medum. Tai vaikai gerai, sako tėvai valgykit. Ir trečia taisyklė, visada lopykit senus kailinius. Tai vaikai gerai tėvai lopysit. Na ir dabar taip atsitinka, kad pokšt ir numiršt, kas tėvelis numiršt, palaidai. Na ir dabar tie vaikai vykdo nurodymus. Kiekvieną rytą valgo pusryčius su medum. Ten niekam nesisveikint su nieko, niekam nesako. O, dar pasakau. Ir... Kas pagadino? Nu, ar tik ne pats ir pagadino? Pagadino. Čia ne tik pagadina, aš bijau kažkas į kelnes įdėjęs. Nu jau. Mažyčius taip nedaro. Labai mažyčiai kaip daro. Nu gerai, ir tie vaikai kaip pašėlę lopo tos kailinius. Lopo kailinius ir lopo. Nu gerai. Seka pasaka. Nu dabar kaimynai mato, kad jie baig nusigyventi. Nu ir suvargo tie vaikai. Atein kaimyn, sako, tai ką jūs čia siuntat, sako, nebesisveikinat su nieko. Vien tik medum valgoti su tais kailiniais, sako, siuntat, kas čia dabar sulopita baisiausiai. Nu, tie vaikai sako, taip tėvas liepia. Sako, tai ar kvailiausia, tai nesupratot, kad čia buvo tėvo mislė jums, o jūs neįmenat. Ir tie vaikai negali minti. Ar jūs įminsit, vaikučiai? Ne. Ką reiškia, nesakyk niekam padėk Dievui? Padėta patikrai. Ai, kad mes negalima minėti Dievo vardo be reikalo. Tai tas teisybė. Gal Bet kad ne dėl patys to. padėtų. Prašau? Gal kad patys padėtų, o ne kad Dievas padėtų. Ne, Linkėt. kad anksčiau atsikeltų. Kad jam sakytų padėk Dievui, o ne jis kitiems sakytų. Reiškia, turi pirmas atsikelti, jeigu nori gražiai gyventi. Tai tėvas tą norėjau pasakyti. O ką reiškia, valgyk su medum pusryčius. Reiškia gerai gyventi? Pagarbiai bitę. Pagarbiai. Aš žinau. Pagarbiai bičių. Nieko prieš. Deivė. Taip ir Deivė pagarbiai. Ne, tėvelis turėjo omeny kitą dalyką. Jis dėl to taip sakė. Jis sakė, kad valgyk tada, kai labai alkanas esi. Visas maistas bus kaip medus. Kai alkanas esi. Kai esi išalkęs, medaus nereikia, taip maistas skanus. Ir valgysi visada tarsi su medum. Tai va, neišeidės viską valgyti, va kaip mes su Joriu pilną šaldytuvą dabar kankinam. O tik taip, kai išalkęs, tik tada labai skanus maistas. Suprat? O ką reiškia senus kailinius lopyti? Medžiot žvėris. Ne. Naudot daiktus iki kol gali. Ne, tėvas turėjo kitą dalyką mintį. Jis norėjo, kad vaikai užartų visus kampelius, va kaip laukas yra. Taip netvarkingai arė, tai kampai neužartų jie, kad visus kampus užartų, visus tvarkingai lopinėlius, visus. Tik tada gražiai turtingai gyventi. Nežinau, gal jums kokią dabar juokingą pasaką pasiekti. Labai